Ryto Allegro. LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis ir iki 9 valandos žvelgsime į kultūros naujienos ir aktualijos. Praėjusią savaitę Latvijos Respublikos Seimas priėmė įstatymą suteikiantį Latvijos dievturių sandraugai oficialų ilgalaikės tradicinės religijos statusą. Šis sprendimas yra pirmasis toks visoje Europos Sąjungoje. Remiantis priimtų įstatymų, dievturyba Latvijoje pripažįstama tradicinę baltų religiją, išlaikiusią baltiškas tradicijas, ištikima dvasinėms ir dorovinėms vertybėms, puoselėjanti latvių kalbą, papročius ir tautos dvasinį paveldą. Apie šį sprendimą mes kalbame su Lietuvos etninės religijos senojo baltų tikėjimo Romuva vadove Krive Inija Trinkūnienė. Inija, labas rytas. Sveiki. Inija, apskritai, prisimindami Romuvos kelią, einant link to valstybinio pripažinimo, taip sakykime, taip, ir dievturių, kaimynų Latvių, kiek tas kelias yra panašus ir kiek jūs stebėjote, kaipgi dievturiams sekasi žingsniuoti pripažinimo link? Tikrai mūsų kelias yra panašus, nes ir Romuva, ir dievturiai savo pradžias, gilios yra, senos labai mūsų pradžios, bet ir tarpukariu buvo judėjimas, ypač Latvijos buvo aktyvus. Ir jau šiais laikais, atgavus nepriklausomybę, taip pat labai suaktyvėjo ir, galima sakyti, prisikėlė mūsų senasis tikėjimas. Taip, kad Romuva buvo, mes savo įregistruota 1992 metais, jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Ir po to pagal įstatymą, pagal religijų įstatymą, praėjus 25 metams mes turėjome teisę kreiptis kad gautume kad patektume į aukštesnį lygį, aukštesnį statusą gautume. Tai atsitiko 2017 metais. Mes kreipėmės į Lietuvos Respublikos Seimą, bet tas mūsų kreipimasis ir tie svarstymai ir taip toliau jau užtruko ilgai, net 7 metus, ir tik tai šių pereitų metų pabaigoj mes gavome valstybės pripažinimą. Ir tas valstybės pripažinimas, sakykime, kuo jisai skiriasi nuo to, kokį dabar turi Latvija, nes iš to, ką dėlioja Latvijos Seimas ir koks yra tenais įstatymas, ir čia jau ką kalbama, kad tai pirmas toks visoje Europos Sąjunga, tai yra oficialus ilgalaikis tradicinės religijos statusas. Romuva-gi dar neturi tokio statuso. Taip, tai Latvijai... Taip, mes neturim, nes mūsų, tiesą sakant, yra skirtingi įstatymai, kurie reglamentuoja tą religijos statusą. Tai Latvių yra taip, arba tu esi tradicinis, arba tu nesi. Mūsų yra 3 lygmenys. Lietuvoje yra aukščiausią lygmenį turi valstybės pripažintos tradicinės religinės bendrijos, tai čia krikščioniškos pagrinde. Toliau antras lygmuo vadinamas valstybės pripažintos netradicinės. Tai čia irgi yra keletas ir mes jau dabar gavome šitą statusą, valstybės pripažinta netradicinė. Taigi iki tradiciškumo mums dar nusimato kelias, dar reikia siekti. Kiek galvojate, kad kaimynų Latvių pavyzdys gali tapti užkrečiamas ir Lietuvos Seimas ryžtųsi Romuvą pripažinti tradicinę religinę bendruomenę, pakilėti į pirmą lygį, taip sakant? Aš manau, kad čia toks rimtas pavyzdys. Jo labiau teko kalbėti su dievturių vadovais, tai jie pasakė, tiesą sakant, pas juos religinės tos bendrijos kiekviena yra tvirtinama atskirų įstatymų.
Ir dievturiai yra išskirtiniai, kad jie yra patvirtinti ir jų religija yra patvirtinta tradicinė, ir jie kaip bendrija yra patvirtinti tradiciniais. Tai yra visiškas išskirtinumas, nes kitos religinės bendrijos yra patvirtintos tradicinėmis tik kaip bendrijos, bet ne kaip jų religija tradicinė. Tai čia toks labai didelis išskirtinumas ir aš manau, kad čia tikrai galėtų būti pavyzdžių ir įkvėpimų ir mums, ir Seimo nariams. Kiek, na, tas, neįsivaizduojat, sudėtingas kelias, na, siekiant yra Romuva bandys siekti to aukščiausio pripažinimo Lietuvos Respublikoje, kad tai būtų pripažinta, na, ta tradicinė religinė bendruomenė? Na, pagal tai, kiek mums reikėjo pakilti į antrą lygmenį, kad ta prasme, pripažintais, tai matyt, tas kelias neturėtų būti trumpas, bet aš manau, kad jeigu jau yra toks pavyzdys, tai gal šitas ir paskatintų ir įkvėptų ir Seimo narius suprasti ir pripažinti, kad tai, ką mes turime, kad tai tas mūsų paveldas ir tai, kad jis yra tęsiamas, kad tai yra labai svarbu ne tik tą tikėjimą išpažįstantiems žmonėms, bet ir visiems lietuviams. Apskritai, Inija, dar galbūt šiek tiek apie tuos Latvijos dievturius, na, kiek jie skirtingi ir skiriasi nuo tradicijos Lietuvoje? Na, skirtumų yra, bet nėra tiek daug, taip kaip ir latvių kalba, kaip mes juos vadiname broliukais, taip ir religinių požiūrių jie yra mūsų broliai ir sesės. Ir dievų vardai yra tie patys, galima sakyti, beveik, ir tikėjimo tiesos panašios, taip kad mes esam labai artimi. Kiek, na, sakykime, tas statusas keičia dabar, ką gali kitaip pripažinimas, kad šita Latvių, pavyzdžiui, bendruomenė, ar ne, tampa ta tradicinė religinė bendruomenė Latvijoje, ką įgalina daryti tą bendruomenę? Na, dėl šito reikėtų dar labiau pasiaiškinti, bet vienas dalykas, tai tikrai jau jų santuokos sudarytos yra galiojančios, taip kaip ir mūsų. Romuva gali jau įstatymiškai registruoti santuokas. Tai šitas yra tikrai, dėl kitų dalykų aš dar, nesu tikra. Kiek realu, kad, pavyzdžiui, toks įstatymo pakeitimas gali suteikti galimybę ir mokyti tos tradicinės religijos. Mes kaip turime dabar pamokose, jeigu Lietuvos analogiją darytume, tai tikybos pamokas, tai kiek, tai irgi suteikia galimybę supažindinti plačiau visuomenę su savo religija. Taip, Romuva dabar turi tokią galimybę. Ir man atrodo, Latvijai taip pat, nes kalbant su jų vadovais, jie klausė, kaip jūs dabar darot, kaip jūs naudojatės šitą savo galimybę, tai matyti ir jiems tai yra aktualu. Apskritai, kalbant apie tas bendruomenių, religinių bendruomenių, baltų tikėjimo bendruomenių bendradarbiavimą, kiek jūs esate tam ryšyje tarpusavyje ir ar yra tada kažkokių tai analogijų pasaulyje, nežinau, pas skandinavus galbūt, ar tas pačius, čia 3 Baltijos šalis imam pas estus? Mes tikrai labai glaudžiai bendraujam ir bendradarbiaujam. Mes kiekvienais metais rengiam Baltų krivūlę, kur kviečiam
kur dalyvauja lietuviai, latviai ir prūsai. Toliau, jeigu kalbėtume apie bendravimą su Europos šalimis, tai jau iškeliavusio Kryvio Jono Trinkūno iniciatyva 1998 metais buvo įkurtas Pasaulio etninių religijų kongresas, kuris vėliau buvo pervardytas į Europos etninių religijų kongresą. Ir iki šiol jisai veikia ir telkia senojo tikėjimo religinės bendruomenės visoje Europoje. Taip kad šiais metais buvo visai neseniai prieš savaitę pasibaigė konferencija, kuri buvo Atėnuose surengta. Ačiū Jums, Inija Trinkūnienė buvo su mumis, Senojo baltų tikėjimo Romuva vadovė ir Kryvė. Mes kalbėjome apie tai, jog praėjusią savaitę Latvijos Respublikos Seimas priėmė įstatymą suteikiantį Latvijos dievturių sandraugai oficialų ilgalaikės tradicinės religijos statusą.